Kaimieti, žiūriu neprastą moterą įsitaisęs. Ačiū. Tik tai mes tik pradėjom kartu gyventi ir prasidėjo tos visos nesąmonės, žinai. A nenusilaksi su tokia? Tai aš ir pradėjau gerti, pernai vasarą aš užgėriau. Tai čia iškart kaip pas tave atsikėlė? Išgėriau tą vieną kartą, paskui tą vieną atsimeni, gal tu neatsimeni, gal visi atsimeni, užgėriau, aš paskui atsibudau, susitvarkiau save, viskas tu normaliai, žinai. Viskas ten normaliai, atsimenam. Atskauda širdį, aš negaliu taip gyventi, man viskas blogai. Kaip čia apsiverkė, net apsimyžo, nu tai va. Ir man viskas poch. Petriuk, nesuprantu, tai kaip tu čia taip paslydai? Aš jau kaip su ją pradėjau draugauti, dar negyvenau, aš jau pradėjau su ją, jau vienas iki išgėriau, kad jinai mane išvedė. Taip jinai su manim elgėsi ir aš užgėriau, iš tikrųjų, jinai taip. Na, aš per ją gal kokius, per tuos metus kokius 3-4 kartus į dieną užgerdavau. Sakyčiau, labai net rimta 4 kartai į dieną. Kaimynė, tai žinai, sakau, pamatė ir pati pasakė, gaila man tavęs, Petrai, kas bus. Tai matė, kad pizdėts bus dainininko karjerai. Paskui, kada nuo jos atsiskyriau, aš pradėjau sveikti. Nu ką aš galiu pasakyti, maladėts? Aš taip atsigavau, blėt, kad nesuprantu antrą dieną, kad aš kur atsigavęs, visiškai atsigaunu, miegot pradėjau visiškai. Tai 2 dienos dar nedaug, bet aš tikiu tavim. Ačiū Dievui, kad aš pasakiau, aš turiu bėgti nuo šito žmogaus, žinai. Ir jau kai paskui paskutinį kartą, tai aš ją ir nachui pasiunčiau, ant visų raidžių pasiunčiau. Snukį seniai gavęs. Eik tu nachui. Tu, karoči, žiūrėk, ką bazarinė.